Helpers, čia ūkininkų išgyvenimas 2. Šiandien išsidėgiau modifikaciją dar vieną, tai būtų More Creatures. Girdžiu ten žiurkės. Laksto. Naktį geriau neiti, nes yra visokie golemai. Visokie ten baisokliai. Vienu žodžiu, dar vienas atnaujinimas būtų, kad į More Creatures įdėgė kitys. Kačiukus. Gali dabar kačiuką auginti, bet mes jo neauginsim. Gal nebent parodysiu, gal rasim. Štai mūsų namas, aišku, dar grindų grindis dabar įsirengsiu. Stogą jau pasidariau, kai tik ateis diena parodysiu. Stogas, nėra biški bugino stogas, galim ir tai pasakyti. Jie tu kaip kokie baugus ten garsai. Endermenai. Jie tau endermenai. Nenorėčiau jo sutikti. Ai, jie dar neagresyvus, tik bus 1.9 daly. 1.9 atnaujinimą, atsiprašau, agresyvus, bet vis tiek dabar nenoriu sutikti. Dabar man jų nereikia, čia vilkolakiai gali būti aplink, nes kai stačiau stogą, vilkus girdėjau. Tikiuos girdit mane gerai, nes mikrofono biški buvo nusukęs. Dabar neturėtų čirškėti, nes praeitą kartą pamiršau pakeist nustatymus, kadangi pas mane nešiojimas. Iš tikrųjų, manau, prisijaukinsim arklį, nes čia galima tai padaryti. Tik reikia turėti vyto. Tuo įsirengsim grindis iš cobblestone'o. Ir mūsų kastuvas baigsis taip pats. Šio, galim sakyti, kastuvas jau visiškai išsekęs. Ir nemanau, kad mums užteks cobble. Šiom grindim padaryt. Būsim vienu žodžiu biški be grindų. Ai ne, tiesiog eisim šiuo momentu grinai. Jo, man atrodo, girdėjau ką tik už ten vilkolakį. Vilkolakį žiauriai galingi su Diamond Swordu, jos reikia taip ilgai mušti. Ne, gali būt, kad ten vaiduoklis, o vaiduokliai yra reti. Ne, vilkolakį matau. Nenoriu jo sutikti. Dar čia yra tokie žmogėdrus, kurie skalpuoja namus. Skaldo. Tiesiog pasiema ir blokus išskaldo. Mums neužteko cobble. Žiurkės girdžiu. Padėsiu torčą, kad geriau matytumėt. Jo, girdžiu vilkolakį. Čia atsirado naujas nuo to modo. Taip, ką aš čia norėjau padaryti būtent, pasididint brightą, kad jūs dar geriau matytumėt. Tikiuos žiurkės mūsų neužpuls. Iron. Tikriausiai girdit vaiduoklius. Garsai iš tikrųjų baugus. Šiurpuliukai net per kūną perėjo nuo tų garsų. Diena bus geriau, antilopės lakstys. Šiau, baugu. Šitas epizodas tikriausiai bus biškai ilgesnis, neįprastai. Jo, aš iš tikrųjų alkanas ir turiu muštramstyt. Užvalgysim, kai labai norėsim. Iš tikrųjų, mums dar reikės eiti susirasti avių. Aš turiu žirklės, bet vis tiek. Bent vieną avį.
Dėl patys žinote ko. Dėl lovos. Nes be lovos mes negyvensim. Dabar manau cobblestone užteks. Kas už lango. Jau aušta diena ir aš matau vilkolakį ateinant šalia mūsų. Ir ten vaikšto dar vienas. Matau vilką paprastą. Artėja diena. Iš tikrųjų, aš dabar pasigaminsiu Diamond Sword ir eisiu užmušti, nes jie meta iš tikrųjų gerų itemų. Gali pamesti kirvuką, deimantinį netgi, arba ginklą. Taigi mes nesigaminsim pickaxo deimantinio, o pasigaminsim swordą. Ir jie žiauriai galingi. Ir jos iš tikrųjų, kaip matot, žiauriai ilgai mušim. Nu gerai, kad mes čia taip įsitaisėm. Ujetau. Trenkia man. Neišmetė nieko, kadangi jis jau atvirto į žmogų. Paprasta. Kaip matot, vaikšto. Nereikia suvalgyti jau rimtai, nes nuo šito mes jį atrankos. Kažką jie išmetė. Nežinau ką. Tikiuosi negirdit, pas kaimynus muzika groja. Kas čia vienaakis vilkas? Pirmą kartą tokį matau. Ar antros akės... O! Mūsų garbingoji avelė. Tik čia apkirpsim. Ačiū. O dar vieną matau žmogų. Iš tikrųjų nereikėjo dėkti audio modo, nes garsai žiaurus, patikėkit. Va, stogas mūsų pastatytas, dar čia tikriausiai apdėsim tokiais, ten biški fail buvo, nemačiau. Girdžiu žiūrikės, bet jų nematau. Gerai būtų žirgą bent kažkokį surast, nu, kai turėsim vytų, nes dabar iš vis neturim jų. Mūsų grindis. Toj bus baigtos. Lygiai. Gerai, dabar spėju pasigaminsim furneisą iš nieko. Vėlgi turim biškį vis tiek pasikasti į apačią. Kad gauti dar cobble. Nes cobble mums reikės nemažai. Furneisus gaminsimės kelis. Pasigaminsim, nežinau, ką iš vieno deimanto galim. Tik kastuvas mums išeina. Nežinau, ar apsimoka jį gamintis. Dar pagalvosiu. Girdžiu to žiūrkės ir jos mane nervina. Prisirinksim staką cobble. Ir jau galėsim gamintis visus iron įrankius. Taipogi pasimsiu mėsos. Šiek tiek šitą bliudelį galim padėti. Ir keliaujam mes. Jo, reikia suvalgyti, kad gyvybės atsistatinėtų. Keliaujam mes į village. Gal jie jau plačiau sukūrė. Tikėkimės. Kad jie plačiau jau įsikūrė. Čestuose. Odą jie tikriausiai pardavinės. Jo. Man atrodo, aš pasisavinsiu jų karvės.
Nu, čia ką darysi, sakysiu netyčia. Ačiū. 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 O jūs čia kažkaip spavdina tas jūsų karvės. Tai jum gerai. Nieko tvarte nebeliko. Jum gerai. Tikiuosi, dėl to nesusigadino mano reputacija šiame mieste. Nors ta reputacija yra ar bloga, ar kokia, nežinau. Koks skirtumas, kokį jinai. Ką kunigas pasakys. Nesupratau, Stanger stovėtojas. Nežinau tiesiog, kaip apibūdintai. Gerai, kur čia yra pagrindinis pastatas? 6 metrai? Čia norit pasakyti? Ne, šitas šalimais? Čia pagrindinis pastatas? Jei tiesa, tai jo, pastatas tai iš tikrųjų nekoks. Ką jie mums čia parduos? Stiklo gali parduoti, mums tik tai spėju. Ir įdomu, ką jie supirkinės. Supirkinėja ironignotus, parduosiu visus. Turime jų šiek tiek cobblestone. Parduot nieko neparduoda šiuo metu tokio gero, tad mes bėgsim iš čia. Karvukė. Nukirsim pakeliui. 17. Keistas eis čia treidins. Jėtų, dar neįsidėmėjau, kurią pusę buvo mūsų namai. Kiek atsimenu, mes į šitą pusę ėjom, kad neateitų kokia naktis. Spėjau, šią naktį eisim biškį. Pagrybausim tų monstrų, pasižiūrėsim kokie, nes nemačiau nei antilopių, nei... mačiau dabar ką. Pasimsimės šios gražuoliukus. Nieko iš tikrųjų nemačiau. Tokių įdomaus paukštį kokį. Nieko nėra, nei paukščio. Kur čia tie vaiduokliai? Ar čia tokie garsai, nesuprantu. Tokie nekokie garsai iš tiesų. Matau mūsų stogą. Gan netoli nuo kaimo. Kiaulė. Višta, tik čia. Nepataikau viščiuką? O. Mažiekai žiūrkės tie viščiukai. Net pataikyt sunku. Jei vis tiek girdisi ūžesys, tai žinokit, mano kompiuterio ventiliatorius čia gan garsiai veikia. 2 skylės netgi, jo. Biškis stogas brakuotas, nežinau, kas man čia buvo, biškis lagino. Nežinau, kaip tą kampą įtiesą padaryti. Vėl žiūrkių girdėjau. Teiki čia. Žiūrkės. Nu tai ko jūs ten sypėt, ateiki čia. Gal namie prisiveis? Nu ne. Šalia namo. Įdomu, ar žiūrkės nepragraužė blokų. Tikėkimės, ne? Nes nelabai norėčiau, kad mano namą sugriaužtų. Gerai, einam į vidų. Išsikepam mėsą, jautieną mūsų, pasidedam pumpkins, odą, pinigus, šitą. Ką čia dar? Ne, manau, mes dabar eisim šiek tiek medienos pasikirsti iki pat nakties ir tada naktį eisim ne pagrybauto monstrų žudyti. Taigi dabar šiek tiek pasikirsiu. Aš nieko neprasukinėsiu, manau. Viską darysiu kaip įprastai.
Tad jeigu neįdomu žiūrėti kaip medį aš kertu, tai tiesiog prasukit video. Nenoriu aš prasukinėti. Gerai, užvalgykim. Gerai. Kai sutems eisimės, kaip sakiau, kirst monstrų ir baigsim su šituo monstrų kirtimu mūsų video, nes ir taip jis bus gan ilgas. Su tais monstrų kirtimais. Nes, kaip sakiau, nenoriu sukčiauti, jau pasiėmėm starter packą, jūs galit pagalvoti, kad dar pasiėmiau ir panašiai, tad nenoriu sukčiauti. Ir panašiai. Tad viską rodau, kaip gaunu resursus. Gerai. Vėlgi kartoju, jei prasukinėt klipus ir vėlgi pakartosiu, kad jeigu norit filmą filmuoti, iš tikrųjų rašote komentarus, tikriausiai galbūt susitarsim. Svarbiausia, kad būtumėt iškalbus ir kažką mokėtumėt. Būtinai rašo. Arba taip, norit bendrai sukurti video, nes iš tikrųjų vienam nelabai kimba. Tad būtinai rašykit, jeigu norit sukurti bendrą video kokį nors. Pavyzdžiui, nu apie bet ką sugalvosim iš tikrųjų, nes vienam gali atsibosti greit. Kadangi stengiuosi kelt nemažai video, čia bus išskirtinis video, gan ilgas ūkininko išlikimas. Todėl, kad gali būt, kad kitą dieną nebus mano video. Gal dar šiandien vieną kokį susuksiu vakare apie splyfą. Ir tikriausiai rytoj nelabai bus mano sekmadienį video. O mes atsigrėsim už tą sekmadienį pirmadienį. Tikriausiai. Iš tikrųjų savaitgalis prižadaus mano video daugiausiai. Tai penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, tik šį sekmadienis išskirtinis tokia diena bus. Bet nelabai dėsiu video. Iš tikrųjų nieko nežadu, kad tikrai nedėsiu, bet gali būt. Gali būt. Taip mes jau turim, mes jau turim staką su biškiu medienos, bet reikės daugiau. Reikės gerokai daugiau, nes manau pasistatysim kitą namą. Biški geresnės formos ir kitoj vietoj. Šį medį nukirtam ir viso. Eisimės. Ne tik šį, apskritai, kai sutems eisimės kirst mobus. Tikriausiai ir vilkolakį sutiksim, nes jų nemažai. Net stalas dreba, kai užsileidė tą muziką ir jūs tikriausiai visą tą muziką girdit. Stengiuosi kalbėti garsiau nuo tos muzikos. Jo, visas stalas dreba, pelytė nedreba. Baisu. Jo, mes čia visą mišką iškirtom. Miško dalį. Neatrodo, kas čia yra garsas biškis sustreikavo. Taip. Iš tikrųjų, sakykit apie ką kurti, nes vis tiek norėčiau kažką įdomesnio sukurti negu ūkinį išgyvenimą. Apie kokį nors žaidimą gal turit savo idėjų, viską sakykit. Sugalvosim, pergalvosim. Ir panašiai. Jau temsta. Gerai, dar vieną medį va tą negražų. Ir eisim. Namo, susidėt daiktus. Viso. Bėgam namo. Ir dabar mačiau paukštį. Lyg ir girdėjau. Pelkėj tikriausiai apskritai yra mažai tų gyvūnų. Kadangi mes pelkėj gyvenam. Taip, susidedam visus daiktus. Pasimsim vieną šitą. Pasimsim šiek tiek torčių, maistą svarbiausia. Pasimsim šiek tiek styko. Ir eisim. Jau girdžiu garsus.
Tikriausiai toj vilkolakį sutiksim kokį nors. Įdomu, ką mes naktį sutiksim. Oi, kaip lagina. Jau tikriausiai atsirespavnino daug monstrų. Jeigu taip staigiai užlagino. Ten dykuma. Aš matau žmogėdrų labai daug. Vilkų. Matot žmogėdras kokie baisus padarai ir dideli, jie blokus griauna. Dar šalia kryperių pilna. Blogai. To koks snukis. Vo. Jo. Obsidian. Blokus mėto, kuriuos susprogdino, iš tikrųjų smagu. Kadangi mėto obsidian blokus. O. Vilkai mūsiškiai. Ne. Kai deda jie į skūrą. Matau dar. Išmetė obsidian blokų, ne. Va. O. Trenkė ir kažkaip jis sprogo. Taip. Dar žmogėdrų. Bet kaip supratau, jie retai meta tos obsidian blokus. Kas čia žiūrkė? Nepametė kolo. Vilkai mus dar puola naktį, dieną nepuola. Vaiduoklis ten? Jo, vaiduoklį radom. Kiek žinau, jie žiauriai galingi ir jie, kaip matot, skraido. Ne, nebuvo galingi. Iš vieno hito padarėm. Matau. Vilkolakį. Tuoj pulsim vilkolakį, tik reikia žmogėdras pašalinti ir šitą žiūrkę nudėt. Kažkur skaičiau, kad tie yra gaustai galingi ir reti, bet nelabai kažkaip man jie pasirodė galingi. Vulfas mėta kirvį ir dar kažką ten. Nu, ne Vulfas šio vilkolakis, kaip matot, aš jį su Diamond Swordu kiek ilgai mušu ir mane puola šitas. Mes jį užmušėm, dabar svarbiausia vilkolakį užmušt. Ui. Įtrenkys mum gražus susirėmimas su vilkolakiu ir mes jį jau ilgai mušom ir neįsivaizduoju, kiek mes jį dar mušim. Bet žinau, kad jis susimuša tikrai. Va, 2 Iron Swordus gavom iš vilkolakio. Įsivaizduoja 2 Iron Swordus. Jau turim. Gerai, reikia vorą užmušti. Dabar apsimoka tos vilkus mušti, nes jų daug resinas ir jie mėto odą. Kažkas urzgė. Tai čia vilko toks urzgimas? Vo, 2 odos. Neišmetė odos. Dar vilkolakis, kurį mes to užpulsim. Va, parbėga mūsiškis. Oi, aš bandau jam kritikalus įdaužt. To mes biškį atsitrauksim. Ne. Eiktų kakot, sakom jam eiktų kakot. Nu va, bet jie iš tikrųjų galingi. Ir kaip matėt išmetė, o jie to man mažai gyvybių. Bėgam. Ne.
Man atrodo, man teks su juo susiremti labai atsargiai, tad aš nebedarysiu kritikalų. Psiu, ir nieko neišmetė. Ir man beveik tai kainavo gyvybę. Ir skeletonai, endermenas, vulfai. Vulfas. Žiurkė. Man tu žiurkės nepatinka. Tokie maži padarai ir... O, tiek agresyvus. Įdomu, kaip kerta vaiduoklis. Vaiduoklis... Atsiprašau. Atsijungiau netyčia. Vaiduoklis kerta mus iš hito. Jo. Supratau, kad vaiduokliai sakė labai galingi, bet matot, jie išsikerta iš hito. Nes vaiduokliai mus iš karto užmuša. Nors man atrodo, aš gyvybių netiek ir daug turėjau. Jie tau dar tie skeletonai. O, abudu susirėjo. Vien su kitu. Gerai, dabar svarbiausia vėl nesutikti vaiduoklio. Arba kokio vilkolakio, nes mes jį su ranka, kol nuskalposim, tai net geriau būtų jau prasukt, kaip sakoma. Įdomu, rasim mūsų daiktus. Tikiuos gaustas nesurenka žiurkės dar. Jos su rankom sunkiai užsimuša. Ir jos greitos, kai velniai. Va, mūsų čia kažkur įtemai. Žiurkė. Pavalgykim, kad gyvybės mum atsistatytų. Ir einam, spėju, užmušim žmogėdrą. Nes ten matau šiek tiek žmogėdrų. O, juoda žiurkė. Nesupratau, kuom jis skiriasi ir tai nesmė. Oi, vaiduoklis. Dabar aš jų bijau. Va, dar vienas vaiduoklis. Nebėra vaiduoklio. Atrodo švaru, einam užmušim šitą greitai. Ui, ne. Vėl su šito turėsim ilgai kariaut. Žinosit, kaip jie dieną nepranyksta, ar čia kaip? O, vienas obsidian blokas. Va ir tie atvirto ir vilkai draugiški pasidarė. Taigi su tais draugiškais vilkais ir viena kiaulė baigia mūsų antrąjį, kaip jį čia pavadins, antrąjį mega epizod. Jo, tikriausiai taip ir parašysiu skliausteliuose mega. Viso gero, su jumis buvo MC Helper ir to žmogaus taip pat nebus. Kodėl jisai stumdos? Tu pats lendi. O, pagaliukų pametė. Nu gerai. Atsisveikino su jumis MC Helpers ir tikriausiai aš grįšiu namo, kai baigsiu filmavimą. Na ką, sėkmės jums. Va, žiurkę užmušam ir baigiam video. Ate.